Sveiki visi, aš esu Julius Tonis, kompanijos GameStime įkūrėjas ir mes esame stalo žaidimų klube Rikis Vilniuje. Šiandien aš šnekėsiu apie profesoriaus Richardo Bartlio sukurtą žaidėjų psichologinių archetipų teoriją ir jos taikymą, kuriant virtualius pasaulius ir simuliatorius. Pradžioje aš pristatysiu pačią Richardo Bartlio teoriją, tada aš papasakosiu apie kiekvieną archetipą atskirai, kaip jūs galite jį panaudoti, kurdami savo žaidimus, ir taip pat pasinaudosiu analogijomis iš paskutinio žaidimo, kurį žaidžiau, tai yra BioWaro sukurtas Star Wars The Old Republic žaidimas, ir panagrinėsiu, kas šitame paskutinėme žaidime yra padaryta gerai ar padaryta blogai mano galva, atsižvelgiant į Richardo Bartlio teoriją. Taigi, profesorius Richardas Bartlis šią teoriją sukūrė 1996 metais, tuo metu jis dar nebuvo profesorius. Jisai buvo vienas iš pirmųjų virtualių pasaulių kūrėjų. Jis buvo sukūręs tekstinį MMO žaidimą, kuris vadinosi MUD. Tais laikais nebuvo jokių dar grafinio dizaino įrankių ir visas žaidimas buvo tiesiog tekstiniu režimu darytas. Jeigu jūs norite nueiti iš taško A į tašką B, jūs turite parašyti, kad jūs einate į tam tikrą vietą. Jeigu jūs priėjote fontaną ir esate ištroškęs, jūs turite parašyti komandą, kuri leidžia jums atsigerti ir taip toliau ir panašiai. Šio žaidimo visuomenė inicijavo diskusiją apie tai, ką jie nori matyti žaidime ir ką jų manimų kiti žaidėjai nori matyti žaidime. Richardas Bartlis, rezumavęs visą šitą diskusiją ilgą, jisai parašė mokslinį darbą, kurį identifikavo 4 žaidėjų tipus. Jis juos suskirstė pagal tai, kaip žaidėjai, ar žaidėjai nori veikti pasaulį, ar nori veikti kitus žaidėjus, ir ar jiems labiau patinka pats veiksmas, ar jiems labiau patinka interakcija. Taigi, žaidėjas, kuris nori veikti kitus žaidėjus, jis jį pavadino killeriu. Žaidėjas, kuris nori veikti pasaulį, buvo pavadintas achieveriu. Žaidėjas, kuris nori interakcijos su kitais žaidėjais, buvo pavadintas socializeriu. Ir žaidėjas, kuris nori interakcijos su pasauliu, buvo pavadintas exploreriu. Taigi, vėliau šita teorija buvo išplėsta pagal tai, ar žaidėjai veikia žaidime apgalvotai ar instinktyviai. Ir killeris, kuris veikia apgalvotai, tai yra žmogus, kuris nori paveikti kitus žaidėjus ir veikia apgalvotai, buvo pavadintas politiku. Žaidėjas, kuris nori veikti kitus žaidėjus ir veikia neapgalvotai, instinktyviai, buvo pavadintas griferiu. Achieveris, žaidėjas, kuris nori veikti pasaulį ir veikia apgalvotai, buvo pavadintas planuotoju, o kuris veikia neapgalvotai, buvo pavadintas oportunistu. Žaidėjas, socializeris, žaidėjas, kuris nori interakcijos su kitais žaidėjais ir veikia apgalvotai, buvo pavadintas networkeriu. Tai toks nereikėtų sumaišyti su kažkokiu tai administratorium, tai yra kontaktų mezgėjas, o kuris veikia intuityviai, neapgalvotai, buvo pavadintas draugu. Žaidėjas, kuris nori interakcijos su pasauliu, tai yra exploreris ir veikia apgalvotai, buvo pavadintas mokslininku, o tas, kuris veikia intuityviai, buvo pavadintas hakeriu. Kas yra visi šitie archetipai? Tai grubiai paėmus, killeris, jisai tiesiog stengiasi paveikti kitą žmogų visais įmanomais įrankiais, kuriuos jūs duodate žaidime. Jis gali daryti teigiamą įtaką, gali daryti neigiamą įtaką, jis turi įvairius tikslus susijusius su tuo, kaip jisai pasiekia savo tą valios, savo valios, reiškia, tą panaudojimą ir veikimą kitų žmonių. Achieveris, jisai yra toksai sportininkas virtualaus pasaulyje. Jisai nori pasiekti visų įmanomų aukštumų, kurias jūsų žaidimas leidžia jam pasiekti. Socializeriui netiek svarbu pats žaidimas, jam yra svarbu bendravimas su kitais žmonėmis. O exploreriui yra labai įdomus žaidimas kaip naujas pasaulis, kurį jis gali ištrinėti, kuriame jis gali atrasti kažkokius dalykus. Richardas Bartlis taip pat pastebėjo, kad kiekvienas žmogus, jisai tam tikrų metų priklauso kažkokiam vienam archetipui, bet laikui bėgant
jis gali migruoti tarp archetipų. Jis, pavyzdžiui, gali pradėti kaip killeris, tapti exploreriu, vėliau tapti socializeriu ir panašiai ir taip toliau. Yra keletas tipinių judėjimų. Tai, pavyzdžiui, griferis, jisai dažniausiai migruoja į kontaktų mezgėją arba mokslininką. Tada kontaktų mezgėjas gali tapti arba politikų, arba planuotojų, o mokslininkas gali, pavyzdžiui, tapti tik tai planuotojų ir niekada netampa politiku. Tada politikas gali tapti draugu, bet niekada netampa hakeriu, o planuotojas gali tapti ir draugu, ir hakeriu. Grubiai tai yra visa teorija. Kaip dabar, kaip jūs žinote teoriją, jums reikėtų iš tikrųjų pasiskaityti apie ją plačiau, tai yra pakankamai didelės apimties darbai, kurie netilps į mūsų šitą video, tad turėtumėt padaryti tai savarankiškai. Ką jums duoda šitą teoriją? Šitą teoriją yra įrankis, tai yra teorija skirta žaidimų kūrėjams ir jinai yra apie žaidėjus, kurie žaidžia žaidimus tam, kad turėtų gerą laiką. Yra daug įvairių kitokių žaidėjų rūšių, kurie žaidžia dėl kitų priežasčių, kurių šitą teoriją neapima. Pavyzdžiui, jūs galite turėti žurnalistą, kuris žaidžia jūsų žaidimą todėl, kad jam reikia parašyti straipsnį apie jį. Jūs galite turėti žmonės, kurie yra taip pat žaidimų kūrėjai, kurie kūrė kitus žaidimus ir žaidžia jūsų žaidimą tam, kad pažiūrėtų, ką jūs naujo sukūrėte, kažko tai pasimokytų, ar tai, pavyzdžiui, koks nors galbūt dizaineris, kuris nori išmokti kažkokių naujienų, ar pažiūrėti, kaip jūs sprendžiate problemas, su kuriomis jisai susiduria. Gali būti taip vadinami gold farmeriai, kurie jūsų žaidimą žaidžia tam, kad rinktų juose jūsų sukurtus resursus ir tuos resursus pardavinėtų už realius pinigus. Žodžiu, įvairių yra kitų grupių, kurių šitą teoriją neapima, bet šitos teorijos yra tikslas suprasti žaidėją, kodėl jisai žaidžia ir suprasti tuos žaidėjus, kurie žaidžia dėl gero laiko, tai yra dėl to, dėl ko padarytas jūsų žaidimas. Dabar aš pereisiu prie kiekvieno archetipo atskirai ir panagrinėsiu, kokiu būdu jūs galite panaudoti šitas žinias apie jūsų žaidėją.